Kiekviena istorija tai bandymas išlikti, suprasti, išgyventi. Kalėjimo gyvenimas kiekvienoje tinklalaidėje. Sveiki, aš esu Klaudija Armanavičiūtė. Šiandien kalbėsime apie vieną, sakyčiau, paslaptingiausių darboviečių – kalėjimą. Kadaise pati dirbusi šioje įstaigoje panorau pakalbinti ten dirbančius žmones, nes jų darbas ir kasdienybė išties neeilinė, turinti daugybę išbandymų. Apie motyvaciją, prasmę ir kasdienę diena iš dienos tarnybą kalbėsiu su dviem pašnekovėmis. Andrija Remeikytė, būsima pareigūnė į kalėjimą įžengusią vos prieš pusę metų, tuo pačiu 13 metų patirtimi dalinsis Agnė Bimbienė, resocializacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilniaus kalėjime. Sveikos! Labą. Jūsų abiejų karjera prasidėjo ganėtinai skirtingais laikotarpiais ir skirtingais gyvenimo etapais, tad pradžiai norėčiau paklausti, kas jūs atvedė į tarnybą būtent kalėjimų sistemoje? Kokiagi buvo jūsų motyvacija? Tai aš kaip naujas žmogus šitoj srity, tai turbūt nuo mokyklos laikų nuo seniai norėjau būti pareigūnė, tiesiog tarnauti valstybei kažkokioj formai. Tai nežinojau, ar policija, ar kalėjimas, ar bet kuri kita institucija. Bet kažkaip pabaigus mokyklą pasirinkau kitas profesijas ir dabar po kažkiek laiko subrendau ir supratau, kad vis tiek norisi eiti dirbti valstybei ir pasirinkau eiti į kalėjimą. O turbūt dar papildomas faktorius buvo tai, kad turiu tiesiog daug pavyzdžių, kurie dirba pareigūnais. Agnė, ar tavo istorija panaši? Mano istorija iš dalies yra panaši, dėl to, kad aš taip pat nuo mažų dienų norėjau būti pareigūnė, tačiau aš turėjau ir pavyzdį, mano tėtis 18 metų dirbo Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime, taigi aš užaugau tarp tokio žmogaus. Taip pat nuo mažų dienų mačiau individualaus darbą su nuteistuoju knygelės, man buvo įdomu pažinti juos, man buvo nesuvokiama ta jo vidinė empatija nuteistiesiems, nes mes matydavom tik tai tuos juodus dalykus, jų blogą elgesį ir iš to susidarydavo vaizdas. Ir vis dėlto norėjau pažinti tai, dėl to ir nuėjau dirbti. Ir šiuo metu požiūris pasikeitė, nes aš jau matau žmonės, jų istorijas ir nebevertinu jų pagal jų netinkamus poelgius, o tiesiog stengiuosi jiem pagelbėti. Labai įdomu, kad jūs abi atėjote šią sistemą dėl to, nes šeimoje, giminėje buvo pareigūnų. Tai matyt, kad tos istorijos, ką girdėjot, buvo kažkiek šviesios ar motyvuojančios, nes jeigu būtų buvę tamsios, turbūt baidytumėtės tokio darbo, ar ne? Tai kokias istorijas girdėjot iš savo šeimos ar giminės narių, kurie buvo pareigūnai? Šiaip per daug metų, mano irgi tėtas pareigūnas, daug metų buvo iki pensijos, paskui dar buvo truputį grįžęs į dirbti į policiją. Girdėjau daug istorijų, daug dalykų, bet gal turbūt ta tokia bendruomenė tiek labai patiko jam darbo kolektyvas, tiesiog tėvynės meilė tėvyniai. Na, iš tikrųjų, man daugiau ne kiek tų istorijų buvo papasakosiu, man buvo apskritai įdomu pažinti tą pasaulį, dėl to, kad vis dėlto kalėjimas tarsi atskira valstybė, į kurią gali pakliūti tik tai išskirtiniai asmenys. Ir tos istorijos buvo įdomios dėl to, kad iš tikrųjų žiaurios netgi, sakyčiau, dėl to, kad mano tėtis dirbo būtent iki gyvos galvos nuteistaisiais. Ir jos buvo žiaurios ir man buvo nesuprantama, kaip jis gali taip atliepti juos, kaip jis gali juos suprasti. Ir tiesiog norėjau savo kailiu, savo patirtimi tai pažinti. Įkvepiančios istorijos ir manau, kad jūsų tėčiai, broliai Andrijos atveju didžiuojasi ir labai palaiko jūsų šitą kelią. Tai labai, labai gražu. Grįžkime dar į šiandieną. Norėčiau paklausti Andrijos, tai kaipgi vis dėlto atrodo bausmių vykdymo sistemos pareigūnų mokymo programa? Labai įdomu ir kiek laiko trunka, kokias pagrindinės temas liečiate, ko reikia, kad taptum pareigūnų? Mokslai vyksta pameistrystės forma 9 mėnesius, 30% teorinis ir praktinis mokymasis kompetencijų ugdymo valdyboje, 70% praktinis mokymasis pasirinktame kalėjime. Agne, tavo pradžia šitos karjeros jau buvo ganėtinai senai, prieš 13 metų, ar ne? Beveik. Ir ką atsimeni iš savo įvadinių mokymų? Ar jie labai skiriasi nuo to, ką dabar pasakojo Andrija?
Tikrai skiriasi dėl to, kad mes mokėmės tik tai tuometinėme mokymo centre, dabartinėje kompetencijų ugdymo tarnyboje. Jeigu neklystų, mokymai vyko apie 3 savaitės ir į mokymus aš buvau nusiusta po 1,5 metų darbo. Patirtis buvo tikrai įdomios, nes dėstytojai buvo kvalifikuoti savo srities specialistai, pasidalindavo savo patirtimis. Taip pat toks vienas iš įdomesnių ir kraupesnių įvykių buvo tuomet, kai mokydamiesi naudoti šaunamuoju ginklu, vienam kolegai užstrigo kulka ir jisai ją atsuko į mus, norėdamas paprašyti dėstytojo pagalbą, tačiau dėstytojas labai operatyviai sureagavo, visiems liepė gulti, o ginklą iškart nukreipė į taikinį. Tikrai skamba, kad ne tik darbe, bet net ir mokymuose jau netrūksta nuotykių. Labai gerai ruošia tikram darbui kalėjime, ar ne? Tai labai įdomu išgirsti, kaip atrodė tavo pirmos dienos, bet net ir pirmi metai kalėjime. Nes, kaip suprantu, dar nebuvai pasirengusi, dar dėstytojai nebuvo supažindinę galbūt su tuo, kaip turėtum elgtis. Tai ar tavo dėstytojai kabutėse buvo kolegos? Taip, mane visko mokė kolegos. Ir iš tikrųjų pirmos pamainos buvo kraupios, nes aš dirbau nuo pat pradžių apsaugos ir priežiūros tuometinėme skyriuje, šiuo metu tai saugumo valdymo skyrius prižiūrėtoja. Ir teko dirbti pamainomis, tai yra paromis, 24 valandas. Tai viską stebėjau, klausiausi ir nuo pat pirmų dienų buvo nuteistųjų išbandymai, tokie kaip perduok cigaretę. Pavyzdžiui, arba mes negalim gyventi vienoje kameroje, išleisk mane. Tokie manipuliatyvūs, kaip tu gerai atrodai, bet gal susibendraujam ir panašiai, ir visą tam reikėjo atsispirti, nes tu puikiai supratai, kad jie manipuliuoja tavimi ir bando išnaudoti. Ar su panašiomis istorijomis, Andrė, teko tau susidurti, kai jau atlikai praktinį mokymąsi įkalinimo įstaigoje? Tai dabar šiuo metu esu buvus kalėjime jau tą praktiką atlikus 3 mėnesius ir tikrai mėgsta pamanipuliuoti ir pakviesti į pasimatymą ir visko būna ir prašo, kad kažką atnešti. Manęs gal mažiau, bet kolegos, kurie kiti atlieka praktiką tam pačiam kalėjime, tikrai vyrų kažkaip gal daugiau prašo, kiek girdėjau, bent jau aš iš savo patirties. Ir tikrai būna visokių situacijų, tikrai labai daug kantrybės reikia ir šalto proto, kad nepasimest ir žinot, kaip sureaguoti į jų visus pasisakymus. O kas padeda nepasimesti? Ar vis dėlto mokymų programa padengia ir tokias temas, kaip reaguoti, kaip atsisakyti, ar tai yra, kad mokaisi tiesiog savo kailiu čia ir dabar? Tikrai labai daug pasiruošimo kompetencijų ugdymo valdyboje buvo pamokos apie psichologiją įvairios, nuo manipulacijos, nuo bendravimo iki savižudybių, nuteistųjų ir panašių dalykų. Tai tikrai labai stipriai paruošė. Aišku, niekada nebūsi pasiruošęs šitiem dalykam, bet bent jau žinai, ko tikėtis. Bet ar neišgąsdino? Ne. Tikrai patirtys daug geresnės, negu buvo galima įsivaizduoti. Mes augame tokiu būdu. Su kokiu įsivaizdavimu atėjai į kalėjimą ir kas iš tikrųjų tave ten pasitiko? O galbūt turėjai labai realistinį įsivaizdavimą iš šeimos? Tikrai visiškai kitaip įsivaizdavau viską. Pirmos dienos tikrai buvo su baime akyse. Gal ne dienos, iš tikrųjų greitai perpratau, kad viskas visai kitaip negu rodo per filmus. Buvo tik tai, kas matyta. Nežinau, apie kalėjimą iš šeimos narių nelabai kažkas pasakodavo. Turbūt ir nelabai gali, bet daugiau susidarius nuomonė buvo, nežinau, straipsniai, žiniasklaida, filmai ir panašiai. Viskas daug geriau, daug šviesiau, įsivaizdavau tiesiog tamsą ir grotas, nežinau, kad visi surakinti, ten kažkaip prastos sąlygos. Bet iš tikrųjų viskas daug geriau ir ta baimė labai greitai nuslūgo. Tikrai pirmą dieną jau su didelėm akim ir nežinau, ko tikėtis tiksliai, bet tikrai gal kolektyvas labai padėjo ir mentorė labai padėjo nusiramint ir pamatyti, kad ten nėra nieko baisaus ir tu nebūsi ten vienas niekada. Agne, minėjai, kad tokios patirtys augina. Gal galėtum duoti kažkokių pavyzdžių, istorijų iš savo darbo patirties,
kur jauti, kad augai kaip žmogus taip patirdama? Aš manau, kad aš kiekvieną dieną vis dar augu dėl to, kad aš išmokstu atpažinti žmonės, aš išmokstu prisitaikyti prie jų, žinoti, kaip su jais bendrauti, kad jie man galėtų atsiverti, kad jie manim pasitikėtų. Taip pat labai svarbu būtent įkalinimo įstaigoje tai tiesėti savo duotą žodį. Jeigu tu jo neįvykdai, tuomet tavimi labai nusivilia ir tu tiesiog krenti jų akise. Tai kažkokios vienos patirties aš negalėčiau pasiskirti, nes tikrai kiekviena diena yra iššūkis, tačiau tas iššūkis galiausiai vis tiek mus kažko išmoko ir padaro mus stipresniais. O kaip randi jėgų diena iš dienos tiek metų eiti į darbą, kuris pilnas iššūkių, kuriame turi užsitarnauti autoriteto įvaizdį ir tikrai ne prieš pačius lengviausius žmonės, iš kur atsiranda tavo motyvacija? Man patinka mano darbas, nes jis nėra monotoniškas, jis yra įdomus ir iššūkių, manau, bus kiekvienam darbe, nesvarbu, kur mes dirbsime, tiesiog reikia juos išmokti priimti, reikia išmokti atsiriboti nuo darbo, kad darbas lieka darbe, tu turi ir kitą gyvenimą, tu turi mokėti ilsėtis ir tai turbūt užgrūdina. Labai įdomu, ar pati keiteisi per visus šitus metus, ar darbas keitė tave pačią? Tikrai pasikeičiau, nes į darbą atėjau 23 metų mergina, buvau vėjavaikė, žiūrėjau viską lengviau, jo netaip rimtai, labiau pasiduodavau galbūt kitų įžvalgom ir panašiai, o šiuo metu aš užaugau, aš moku atskirti manipulacijas labai akivaizdžias, aš išmokau bendrauti, tai manau, kad tikrai aš išaugau kaip asmenybė. Įsivaizduoju, kad šis darbas yra pakankamai varginantis ir emociškai, ir gali būti fiziškai. Taip pat paminėjai rūpinimąsi savimi. Ar galėtum šiek tiek padetalizuoti, ką tu esi atradus, kaip savim rūpinės, kad nepervargtum ir galėtum ateiti su naujomis jėgomis? Aš iš tikrųjų labai mėgstu būti su savo šeima. Leisti laisvalaikį, mano sūnelis, tai yra mano visiškas gėris. Ir su juo aš atsipalaiduoju, taip pat aš labai mėgstu skaityti knygas, pasinerti į tą kitą pasaulį ir atsiriboti tokiu būdu. Tai turbūt būtent tas pomėgis ir išmokė mane atskirti darbą nuo poilsio. Kaip atrodo jūsų darbo diena nuo pat pradžios, kai einate į kalėjimą ir ką ten darote, kokios jūsų užduotis? Kaip atrodo įprasta darbo diena? Įprasta darbo diena pas mus negali būti tokios savokos, dėl to, kad kiekviena darbo diena yra vis kitokia ir mes nelabai galim leisti savo planuoti mūsų darbo laiką. Tačiau, kaip, pas mus išskirtinumas turbūt yra tas, kad mes negalime į darbo vietą ateiti neblaivus. Šitas pas mus yra labai griežtai. Užėjus į įkalinimo įstaigą iš karto mus patikrina, ar mes neturim kažkokių tai draudžiamų daiktų, telefonų, ginklų, tablečių, netgi tų pačių centų, švirkštų ir visokio kitokio neleistinų dalykų. Žinoma, nuo rikiuotės taip pat prasideda darbo dienos. Išklausome instruktažą, sužinome, kokie įvykiai buvo prieš tai dienomis. Na ir žinoma, bendraujame tiesiogiai su nuteistaisiais. Tai būna jie patys mus pasigauna, būname mes patys juos išsikviečiame ir darbas su kolegomis. Taip pat, kas yra vienas iš tokių šaunesnių mano komandos dalykų, vertinimo ir analizės, kad mes išvykstame ir į kitas įkalinimo įstaigas, intervizijas. Tai mes tuo metu ne tik pasimokome, aptarėme kažkokius tai darbinius klausimus, tačiau ir apžiūrime įkalinimo įstaigą, susipažįstame netgi kai kuriais atvejais su nuteistaisiais arba nuteistosiamis. Tai kuriozinė situacija turėjome Panevėžio kalėjime, kuomet mūsų kolega buvo dingęs, nes jį apspito gal 6 moteris. Nes jos iš tikrųjų didžioji dalis Panevėžio kalėjime būtent dirbančių pareigūnų yra moteris ir jiem vyrai yra kažkas nepaprasto. Tai vat buvo ir tokių kuriozinių apsilankymų. Labai suprantama, negalima kaltinti moterų, manau. O Andrija, kaip atrodo
tavo diena kompetencijų ugdymo valdyboje, ką kursantai veikia nuo ryto iki vakaro? Tai rytas mums prasideda nuo mankštos, 7:05 jau esame sporto salėje ir atliekame tikrai intensyvę tokią mankštą kiekvieną rytą, išskyrus pirmadieniais. Ir tada 8 valandą rikiuoti, susižymėm lankomumus, tikrai labai svarbu, kad per rikiuotę uniforma būtų tvarkinga, visi uniformos elementai būtų vietoje, jokių purvinų batų ir tikrai griežtai tai žiūrim. Ir tada prasideda pamokos. Ir taip visą dieną, tai būna pamokos sporto salėje, tyrė arba tiesiog teorinės pamokos. Tai Kas yra tiras? Tiras yra šaudymo patalpa. Ar galėtum išvardinti bent kelias pamokas, kaip skamba jų pavadinimai, kad bent sudaryti įspūdį? Taip konkrečiai gal nepasakysiu, nes tikrai skambus pavadinimai kai kurių, bet labai įvairiai tai yra psichologija, teisė, savigyna, mokomės atlikti kratas, konvojuoti, visi tokie dalykai susiję su saugumo valdymo skyriumi ir tikrai labai platus diapazonas pamokų. Kiekvieną etapą grįžus vis kažkas naujo. O kaip tau, Andrija, atrodo, kuo turėtų pasižymėti pareigūnas, kokiamis savybėmis arba kokiu požiūriu? Galbūt gali pasakyti iš teorinio lygmens, kaip yra pristatomas mokymosi metu, bet ir taip pat, ką tu pamatėjai praktinio mokymosi metu. Tai tiek ir praktinio mokymosi metu, tiek ir kalėjime supratau, kad reikia labai daug kantrybės, kaip ir minėjau, labai daug šalto proto ir labai turėti empatijos. Į viską žiūrėti su humoru ir atjauta ir suprasti, kad ne visi blogi ir kolegom būna blogų dienų, ir nuteistiesiems būna blogų dienų. Ir tikrai reikia suprasti, užjausti ir turbūt būti labai psichologiškai stipriam žmogui, kad pasirinkti šitą profesiją, nes iš tikrųjų jinai yra sunki, bet kaip ir sakė kolegė, kad reikia tikrai mokėti atsiribot paskui, grįžus namo, atsipalaiduot. Nežinau, gal kažkaip dažniau kažkokio atostogų ar kažkokio laisvalaikio susigalvot, kuris kitą lentyną perdėtų mintis tiesiog. Noriu paklausti klausimo, kuris, man atrodo, yra dažnai kylantis žmonėms nesusijusiems su įkalinimo įstaigomis ir turbūt pirma mintis kylanti, pagalvojus apie kalėjimų tarnybos pareigūną, tai yra kaip atsiriboti, žinant, ką padarė tavo klientas. Kitaip sakant, jeigu žinai, kad jis nužudė galbūt 1, 2, 3, o galbūt net buvo samdomas žudikas, paimkim tokius žiaurius atvejus, kaip jam rasti empatijos, atleidimo, apie ką kalbėjot, ar tai yra prigimtinis dalykas ir jums net neteko to kažkaip ugdytis, ar vis dėlto buvo atvejis gyvenime, kai ieškojot savęs stiprybės su tuo žmogum bendrauti empatiškai? Tai aš truputėlį pasisakysiu, kadangi vis tiek atsakymas bus trumpesnis, nes viskas dar nauja man. Tai ir iš kolegų, ir iš, nežinau, pažįstamų žmonių girdėjau, kad geriau nesidomėt, ką jisai padarė. Tai aš kažkaip ir nesidomiu, aišku, būna kažkokie žiniasklaidos matyti veidai ir panašiai, išeina iš kalbų kažką nugirsti, bet reikia suprasti, kur tu eini ir į kokią vietą eini ir tiesiog neskirstyti žmonių kažkaip ir bandyti negalvoti apie tai. Nežinau, tai aš tik tiek galiu pasakyti. Na, iš tikrųjų, tiesiog reikia išmokti atsiriboti nuo to. Nes jeigu tu žmoguje matysi tik nusikaltelį, tai tu negalėsi su juo niekai bendrauti. Tu turi suprasti, kad taip žmogus padarė blogai ir tiesiog turim galbūt labiau įsigilinti kai kada į jo asmeninę situaciją, nes kartais labai daug ir tai parodo, dėl kokių priežasčių pats tas asmuo nusikalto. Ir netgi iš jo vaikystės, pavyzdžiui, tam tikrų epizodų, aplinkos, socialinės, susikuria tam tikras empatijos jausmas ir supratimas. Ar visuomenė galėtų kažkuom padėti šiems žmonėms grįžti į laisvę ir nenusikalsti? Nes jūs darote darbą dar, kol jie yra kalėjime, ar ne? O ką gali padaryti visuomenė? Ar turite kokių minčių? Visų pirma, nesmerkti. Dėl to, kad mes kiekvienas klystame, tačiau nuteistieji jie tiesiog suklydo sudėtingiau ir išmokti juos priimti, suteikti jiems šansą pasitaisyti. Sudaryti sąlygas įsidarbinimui, kad jie galėtų toliau tęsti tą teisingą gyvenimą.
laikydamėsi įstatymų, neužklijuoti jam etiketės teistas, leisti galbūt pažinti save, pamatyti tą gerą dalyką, kuris lypi jame. Kalbant apie laisvę, ar yra tekę sutikti savo buvusį klientą laisvėje ir kaip tas susitikimas atrodė? Iš tikrųjų teko ne vieną kartą susitikti ir netgi kai kurie nuteistieji iš užsienio rašo, kad aš atsilaikiau, viskas su manim gerai, jūs man padėjo, tai tikrai turiu tų sėkmės istorijų, kurios labai džiugina. Vienas mano nuteistasis, kuris griežtai sakė, kad niekada neatsikratys priklausomybės, šiuo metu savanoriauja, labai džiaugiuosi juo ir tikrai yra ir tokių istorijų, kuomet nuteistasis susitiko ir pasakė man ačiū, žinokit, buvo blogai, norėjau eiti į parduotuvę vogti, tačiau padėjęs ranką ant ikrų pakuotės pagalvojau, o velnias, ir vėl aš ją sutiksiu, ir vėl jinai mane terrorizuos. Ir vis dėlto aš padėjau tai iš šono ir nuėjau susiradau darbą pagal Workis, jeigu neklystu programą. Tu turi parinkti, kaip tu dirbsi, nes ne veltui sakoma, vienam turi duoti meduolį, kitam lazdos. Tai iš tikrųjų, būtent su vienais tu empatiškiau elgiesi, stiprini juos ir tuomet jie tave išgirsto, su kuriais tiesiog turi būti griežtesnis. Ir būtent šita mano tokia istorija ir parodė, kad vis dėlto tas griežtumas gali būti naudingas. Labai įkvepianti istorija, sakyčiau, norėtųsi praeiti pas tave mokymus, kaip pajausti žmogų. Kokius patarimus iš tiesų ir duodi savo naujiems kolegoms, tokiems, pavyzdžiui, kaip Andrija, kurie ateina pirmą dieną kalėjime, matai dar, kaip sakė pati Andrija, akis didelės, nežinios pilnos. Ką jiems sakai? Tiesiog nebijok, pasitikėk savim, atsiribok, nustatyk ribas. Išmok priimti juos kaip asmenybės ir jeigu, kaip Adrija ir minėjo, jeigu turi galimybę, tai atsiribok nuo jų nusikaltimų. Deja, mano darbas yra toks, kad aš tiesiogiai dirbu būtent su bylomis, jų istorijomis, tai tada reikia ieškoti kitų būdų. Šitoje vietoje galime paminėti, kad iš tiesų darbas kalėjime tai nėra tik tai grotų atrakinimas ar užrakinimas, yra labai daug specialybių, ką žmonės veikia. Ir štai Agnė paminėjo, kad dirba su bylomis. Andrija, galbūt galėtum pasakyti, kokias užduotis tu matei ir ką darei praktinio mokymosi metu, kokias specialybės išbandei kalėjime, kaip tai atrodė? Tai kol kas kalėjime buvau resocializacijos skyriui. Iš tikrųjų padėdavau savo mentoriai, jinai mane tiksliau mokė su kompiuteriu, su programa visą dirbti, pildyti prašymus visokius ir registruoti ir panašiai. Visi tokie dalykai, kas man buvo žalias miškas, nieko nesupratau iš pradžių, bet stropiai stengiausi mokintis viso šito dalyko, nes tikrai prireiks ir tikrai su ta programa dirbsim daug. Tada daug vedžiau į laisvalaikius įvairius, į bibliotekas, į sporto kiemelius, visokius tokius dalykus. Tai tiesiog konkrečiai dirbau su suimtaisiais, nuteistaisiais ir galima sakyti viens ant vieno, kažkur tu juos vedi, kažkokią pramogą jiems suteiki, kalbant visiškai nesusijusius klausimus, bet iš tikrųjų gera matyti, kaip jiem įdomu ir kaip jie džiaugiasi išeidami iš kameros. Tai jiem labai tas laisvalaikis svarbu, bet koks praleistas laikas už kameros durų labai didelę įtaką daro tos dienos nuotaikai. O kaip jie reaguoja į jauną merginą pareigūnę? Ar nėra tame papildomų iššūkių? Nors sakai, kad galbūt vyrų net daugiau matai, kad kažko prašo. Kaip manai, kodėl? Tai žinoma, kaip jauna pareigūnė, tai tokios labiau gal nežeminančios replikos, o labiau gal komplimentai, tokie bandymai manipuliuoti, gal kažkaip arčiau prieiti ir panašiai. Bet iš tikrųjų netrikdo manęs ir kažkaip nesusidarė kažkokia, nežinau, baimė su jais bendrauti ar kažkas panašaus. Ir taip lengva ranka dabar į viską žiūriu ir stengiuosi nepriimti nieko asmeniškai. Man kol kas neteko susidurti, kad kažkas konfliktuot bandytų su manim. Tiesiog paprastai kalbasi jie kaip žmogus su žmogum, tik kartais pabando truputį pamanipuliuoti. Tai kalbant apie konfliktus, manau atsakymą jau žinau, bet Agne, per šitiek metų turbūt kažkas bandė konfliktuoti. Oi, taip, konfliktai tai beveik mūsų kasdienybė iš tikrųjų. Be jų iš tikrųjų neapsieina, tačiau dažniausiai, ką reikia leisti jam išsiventiliuoti.
gerai, išsirėk, išsišnekėk, tu ignoruoji, kas juos dar labiau, aišku, dažniausiai erzina, bet tu parodai, kad tai tavęs nepaliečia ir tuomet kitą kartą jie nebesiims konfliktų. Nebent jie, aišku, yra tiesiog linkę užpulti, pavyzdžiui, ar kokie nors šiaip specifiniai asmenys, bet tie jų konfliktų mes neišvengsim, nes jie tiesiog iš savęs yra. Mes visai neseniai turėjome šioje tinklalaidėje pokalbį su kitu nuteistuoju, kuris labai, sakyčiau, sąmoningai žiūri į tą santykį su pareigūnais, kadangi aš pati su juo sudirbus kurį laiką, žinau, kad jis nebūtinai visada yra lengvas žmogus bendrauti ir spręsti kilusius klausimus, bet mūsų tinklalaidės metu jis labai gražiai pasakė, kad ne tik nuteistiesiems kyla tos emocijos aršios, bet kartais būna ir pareigūnas gali ateiti blogos nuotaikos, galbūt net nebūtinai dėl to nuteistojo, ar šeimoje kažkas vyksta, ar galbūt kitas žmogus, kitas klientas suerzino ir ta istorija, ta emocija eina per kameras ir taip, sakykime, užkrečia vieni kitus. Tai man labai patiko, kaip jis stengiasi įsijausti į pareigūno kailį ir pajausti jam empatiją, kad ne tik pareigūnai stengiasi empatiškai žiūrėti į nuteistąjį, bet ir tam tikri nuteistieji irgi supranta, kad esat žmonės. Papasakok. Tiesiog emociškai buvo labai sunku, aš atsimenu. Tiesiog užėjo nuteistasis ir pamatė, kad aš liūdna. Ir man nuriedėjo ašara, tai jis nubėgo pas mūsų psichologę, pasikvietė ir pasakė, kad jai reikalinga pagalba. Tai iš tikrųjų buvo labai gražus poelgis, kuris iki šiol graudina ir parodo, kad iš tikrųjų tai yra žmogus. Man rodo, čia yra gražiausias pavyzdys resocializacijos. Iš jūsų apie ką yra resocializacija? Tai yra žmogiškas ryšys. Ir galbūt tada galima atskleisti šitą burtažodį resocializacija. Kas yra resocializacija? Tai pastangos, kad nuteistasis, kad ir kiek metų kalėjęs, bet sugrįžtų į visuomenę ir viso buvimo kalėjime metu nepamirštų, kad jisai žmogus. Kas daroma, kad tai iš tiesų įvyktų? Nuteistieji, visų pirma, nuteistiesiems atliekamas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas, kad mes žinotume, kokios buvo pagrindinės probleminės sritis, kurios būtent paskatino nusikalstamumą. Tuomet su jais į darbą, su nuteistaisiais įsitraukia socialiniai darbuotojai, taip pat psichologai, tai taiko jiems būtent pritaikytas programas arba individualias kažkokias konsultacijas. Taip pat Vilniaus kalėjime yra įkurtas užimtumo centras, nuteistieji ten gali dirbti po 4 valandas per dieną, už tai gauti darbo užmokestį ir netgi sumokėti tam tikrus finansinius įpareigojimus. Užimtumo centre vyksta daug visokių veiklų, taip pat pas mus aktyviai atvyksta savanoriai, kurie prisideda iš tikrųjų prie to resocializacijos proceso. Manau, kad kiekviena įkalinimo įstaiga deda visas pastangas, kad nuteistasis turėtų šansą pasikeisti, tačiau ne visada pas nuteistai būna vidinė motivacija, dažniausiai jinai tampa išorinė, jisai, pavyzdžiui, nori gauti kažkokių lengvatų ir panašiai, tačiau vis dėlto kartais tas mūsų darbuotojų darbas paveikia juos taip, kad motivacija iš išorinės perauga į vidinę. Taip, čia turbūt yra pavyzdinis, ar ne, atvejis, kai to ir tikimasi, kad taip ir būtų. Iš tiesų negalim padėti žmogui, kuris nenori priimti pagalbos. Tai irgi turbūt yra sunkioji dalis jūsų darbo, kai įdedi daug dienų ir valandų į žmogų ir jis to nepriima. Tai tikrai labai vertiname, kalbu visuomenės vardu, prisiemu tokią garbę, vertiname jūsų darbą, kad galime gyventi saugesniai visuomeniai, už tai, kad jūs kiekvieną dieną tikrai sunkiai dirbate. Tai paskutinis klausimas, kuogi šis kelias yra apdovanojantis? Na, žinoma, kaip parodė mano patirtis, yra galimybė augti, ne tik kaip asmenybei, bet kaip kilti karjeros laiptais. Tu gali save realizuoti vis kitaip. Ir tuo metu tu gali būti brandesnis, galbūt, nežinau kaip tai įvardinti.
Taip pat, žinoma, tos pačios socialinės garantijos yra labai didelis privalumas, tas po 25 metų išėjimas į pensiją, kas iš tikrųjų atrodo labai didelis skaičius, tačiau iš savo patirties galiu pasakyti, kad atrodo tie beveik 13 metų prabėgo tikrai gana greitai. Tas atostogų kiekis pas mus irgi taip pat yra skaičiuojamas atsižvelgiant į išdirbtą stažą. Manau, kad kiekvienas turbūt įvertinimas mūsų kaip darbuotojų labai taip pat turi didelę naudą ir tikrai mūsų Lietuvos kalėjimų tarnyba rengia labai gražius renginius, kurį ir mes džiaugiamės, esam įvertinti, pagerbti. Iš mano pusės tai manyčiau, kad be abejo socialinės garantijos, tai išsvajotoji pensija kažkada, bet iš tiesų turbūt, kad ta galimybė kilti, aukti tiek ir darbo atžvilgiu, kad yra labai daug skirtingų sričių, ką tu gali veikti, ką tu gali dirbti kalėjime, tiek ir kaip asmenybei. Iš tikrųjų bendrauju su beproto daug skirtingų žmonių, kalbant ir apie nuteistuosius, ir apie kolegas, kad visi labai skirtingi ir kasdien kažko pasimokai naujo. O kalbant apie kompetencijų ugdymo valdybą, tai tikrai yra begalė pliusų mokyti šitoj vietoj, nes visos teorijos praktikos metu mokama stipendija, o praktinio mokymosi metu kalėjime gaunamas darbo užmokestis. Ir baigus mokslus garantuota darbo vieta pasirinktame kalėjime. Ačiū labai mano pašnekovėms. Atrodo, kad tikrai įvairialypūs ir labai turtingi mokymai, kurie, manau, nenuvils visų, kurie norėtų tapti kalėjimų tarnybos pareigūnais. Ačiū, Aine, kad pasidalinai savo ilgametę patirtimi ir dar kartą parodėjai, kaip iš tiesų yra svarbu ne tik mokėti įstatymus, bet ir išlaikyti žmogišką, tikrą ryšį su žmonėmis, kuriems dažnai labai to trūksta ir kad tai gali padaryti didelį pokytį. Tad labai kviečiu norinčius pasidomėti apie kompetencijų ugdymo valdybos galimybės tapti pareigūnais, o kurie norėtų laisvalaikiu prisidėti prie resocializacijos procesų, užsukite į prirašytosrankos.lt ir užpildykite savanorystės anketą. Dėkui ir iki kitų kartų. Dėkui. Ačiū.